Tai va, sveiki draugai, sveiki. Sveiki draugai. Ką tik karščiai dar po teimėjai turnyro, dar su tais pačiais mėgstiniais, kur laksime ten. Man tas sveiki draugai, tai iš to, žinai, sveiki draugai, kosmonautai. Žinai, tas verslas nuo nulio. Ne. Nėra toks. Ten bičiuliai, sako. Sveiki draugai. Sveiki bičiuliai. Tai ką, pradėkime šiandieną aptarimą pačio renginio. Labai geras renginys praėjo, labai gražiai praėjo renginys. Bet didesnių netikėtumų tikriausiai toks. Na, nebuvo didesnių netikėtumų, tai ką prelimsų kovos, tai iš viso baigėsi realiai iš 3-2, ne? Pirmam raundui. Prelimsų kovos, kol žmonės stovėjo eilėje pasiimti gėrimų, pasiimti užkasti, baigėsi. Iškart turėjo vėl pertrauką, gal turėjo eiti atgal į eilę iš naujo. Bet šį kartą bent ištaisė, žinai, suleido visus, nes praeitą utimą buvo problemų ant durų, jo kažkaip. Jo, per vėlai pradėjo leisti, dabar gerai suleido lygtis. Tai, bet šiaip pats renginys, kaip vertinė, dar neaptarinėjom kovų. Geras, aukšto lygio, pilnas, buvo soldautas, dar vienas soldautas, tai aukšto lygio, šiaip gal trūko tik tai kažkokio šou elemento, gal kažkokio atlikėjo, nes jau kaip ir visi pratė, kad kažkas pasirodytų per tą ilgąją pertrauką, tai gal to nebuvo, kažkiek pasigėdau, bet šiaip pats renginys, šiaip žiūrint iš fanų, kaip fanai užsivedę buvo ir kokios kovos buvo, tai patiko tikrai labai, o tau? Jo, tokio užpildymą gal. Muzikinio kažkokio, ten nebūtinai pasirodymo, nes realiai dažniausiai niekas nežiūri to pasirodymo, vis tiek visi kažkur išsilaksto, maža dalis. Kas rūko, kas geria, išsilaksto, kas ne, tai vis tiek gal turbūt. Gal užmeta. Skila per pusę tikriausiai. Bet tokio kažkokio pasirodymo to trūko. Kad Kučinskas kažkoks su broliu, žinai, pagitaruotų kažką. Kad nuslopintų to testosterono lygį visą susikaupusią toj halį, žinai, kad va, to gal biškė. O šiaip ką, tai ką, judam prie kovų gal? Čia. Tai jo, tai galim ir apie prelimsus tos pačius pakalbėti, tai prelimsai, tai irgi tikriausiai ta pirma kova, tai... Tomas Banskis prieš Nedą Mikalauską, tai ten ta kova, tai atrodo, kad išėjo du skirtingų lygių biškį kovotai, žinau. Nedas, man atrodo, jau antrą kartą buvo dalyvavo šitam, įtimėjai turnyrė, tai Banskis, man atrodo, pirmą kartą, bet kažkaip Banskui nebuvo kliūtis tas, kaip sakyti, ta pati arena, tas jaudulė, atrodo, nejautė atėjo, padarė darbą, išėjo. Blemba, tie laukikai, kad nesusirinko tų laukikų ir tau muša per priekinę koją ir tu gauni du iš eilės per priekinę koją laukikus ir tu nestatai bloko, tai, nežinau, nėra paaiškinimų. Po pirmo knockdowno dar kai suskaičiavo, tai skaičiavo ir po to vėl atėjo pastatą ir tu vis tiek bloką nestatai, nors viskas aišku, koks toliau tada žaidimas yra, kad kirs tave per koją. Tai... Kažkiek bandė keisti stovėseną, gal matėm, bet tai pasikeitė stovėseną, tada ėjo serijos į galvą, nes matyti jau pamatė, kad nepatogu, nepratęs dirbti iš kitos stovėsenos. Taip ta kova taip ir baigėsi, kad tiesiog dominavimas buvo. Dar matosi, kad trūksta tiesiog patirties. Tai per tokias kovas tik renkėsi tą patirtį, kitaip nebus. Tai tikriausiai dar gaus šansą. Kaip čia mėgsta sakyti, kito kelio nėra, lengvo kelio nebus. Tai va. Kas toliau? Toliau turime Dovydą Levickį prieš Muhamedą Nausį. Tai labai keista, kad Muhamedas atvažiavo be trenerio, sekundavo Vaidas iš Titanam, man rodos, gerai pamenu. Tai tas labai keista buvo. O Dovydas, Dovydas pasiruošęs po čia didesnės gal pertraukėlės tarp tose ultimėjai turnyruose, tiesiog išėjo, padarė darbą. Labai gerai pasiruošęs, pavyzdžiui, Dovydą tai jau noriu matyti pagrindinėje dalyje. Kaip sako, niekas, sako Karostas, kad niekas nenori su juo sustoti kickbokso kovoje. Tai aš visai norėčiau kokį Dovydą jau pamatyti prieš Karosą ir tą kickboksą ir mane abudu atrodo techniški kovotojai, labai įdomu būtų pamatyti, kaip jie atrodo abudu ringe vienas prieš kitą, nes atskirai žiūrinti, tai atrodo abudu pajėgus ir galėtų vienas prieš kitą tikrai gerai sustovėti, žinai, ir
pamatyti norėčiau tikrai, kaip atrodo vaizdas iš tikrųjų, žinai. Nu keista, kad antroji vakaro kovoje toksai kovotojas, žinai, va kaip Levickis, žinai, antrą vakaro kovoje jau tu gauni tokį kovotoją, žinai, jisai gal truputį, kad yra jaunas, žinai, taip žiūrint. Tai jaunas, bet tai toks... Jaunas atrodo... vaikis, bet jisai jau potencialas tai neišsemamas pa žmogų, žinai, nes tos techniškumo prasme, kokios kombinacijos ir kaip pilvą mėgsta tikrinti, tai nu, ne kiekvienas čia, žinai, taip gali sukovoti. Tikrai jie bandė pramušti, kiek žinau, kad su Brižinsku kažką kovotosi, nežinau, kaip ir po kovos taigi iškvietė ir į dvikovą, kad pasirašytų, sako, pasirašyk sutartį, davai varom. Tai va įdomu ir su to pačiu Brižinsku pamatyti, būtų kaip atrodo, žinai, gal čia aš karosas gal užmečiau per greitai, žinai, dar Brižinskas irgi jau čia kiek kovų prasivedęs ir būtų visai įdomu. Ir jie vieno sudėjimo plus minus tokio pačio ūgio ir labai šiaip panašius iš stiliaus tokie būdu, mėgsta įkišti kokią, žinai, kažką, žinai, iš prasisukimų, ar ten iš šono. Vienas labiau techniškas, kitas labiau sprokstantis tokie. Jo, tai būtų tikrai, aš tai už šitą kovą turėtų dabar, jinai logiškai turėtų vykti, nes abudu pasiekė pergalės, tai aš galvoju, kad būtų logiška, kad jie sustotų, ta prasme, žiūrovų akį. Pagrindinę dalį, blemba. Žiūrovų akį, pagrindinę kovą, aš tikrai nesupykčiau, kad jinai būtų, nu, tikrai patrauklumo prasme, tai, nu, viena iš dabar geriausių kovų, žinai, toj svorio kategorijai, kuri... Kaip sakyt, main evento atidarinėti kovas galėtų tikrai čia. Nemanau, kad būtų labai prašauta. Labai... Ir šiaip dabar šitas laimėjo, Levickis laimėjo, tada Biržinskas laimėjo ir Didiką gavo. Tai tokie trys yra, kurie gali vienas su kitu sukovoti, žinai, žmonės. Blemba, matai, Didika labiau man toks yra, nu, muitai. Yeah. Jis kickboksą jam gal būtų netgi sunkiau negu jis galėtų, bet aš manau, kad jam būtų sunku, žinai. O muitai tai jam pats tas arkliukas yra ir aš Didiką matau prieš kovojantį prieš poną Alkūnę naujoką, prieš Kalasiūną tikrai sustojantį. Va prieš juos pasižiūrėti, nes vienas svoris visai būtų įdomu, nu tikrai tas išėjimas. Na, jau šitas renginys praėjo, tai man jau to naujoko pritrūko, jau truputį norėjo Alkūnių, pono Alkūnės norėjo. Gerai, čia nuklydom, gal biškai lankas. Tai galime neklysti, seniai, podcastas mūsų, ką nori. Dovydas Levickis prieš Muhamed Nausį, tai irgi baigė pirmam raundą, žmonės nespėjo, nesuprato, kas vyksta, kaip ir Muhamedas nesuprato, kas vyksta, lygtais muša galvą, jau patikrino ir pilvo, po to ir kelias atėjo į galvą, tai kažkaip, labai techniškai gražiai susitvarkė, nežinau, kas su Muhamedu, jis lygtais nėra jis prastas kovotojas, bet gal tas, kad vienas atvažiavęs irgi nepridėjo, žinai, trūksta to kampo patarimų kažkokių. Ta aplinka, nesakyčiau, kad gal priešiška, bet vis tiek ne namų sienos ir padaro savo įtampą tą. Jauti vis tiek palaikymą kažkokį iš kampo ir tie patarimai tikrai daug lemia, žinai, treneris neveltui ten stovi, žinai, ir duoda tau patarimus, jisai geriau mato iš šono, žinai, ir jeigu tu klausai, tai didelis šansas. Vis tiek dažniausiai girdi savo trenerį tam ringe, ne kažkokius šūkalėjimus. Tai jo, gal labai neišsiplečiam dėl šitų, tai toliau gal... Brižinskas su NATO. Ar Vaitkevičius? Ne, pirmą, tai einam iš eilės kaip ir kovoja. Tai Brižinskas prieš NATO, Stupak, tai kova, ką žinau, tokia... Tai Biržinskas reabilitavosi, parodė, kad jisai kaip pat sako, kad su Vakariu buvo tai didelė klaida, kad jisai pralaimėjo, tai ir šiaip ten kaip ir 3 raundų karas vyko tarp Didikos ir Biržinską. 4 raundų buvo ekstra raundų. Ekstra netgi raundas buvo. Jau senai vyko, tai nelabai kaip ir prisimenu to 4, tai kad buvo, atsimenu, kad karas vyko, tai jisai Biržinskas kaip pat sako, kad buvo klaida ir kad dabar turėtų po šitos pergalės su Vakariu. Noriu į to revanšą labai, bet aš tai taip, žinai, aš manyčiau, kad pats Brižinskas yra labiau kickbokso kovotas, Vakaris yra labiau muitai, žinai, ir kaip ir norėčiau pamatyti jų dar kartą kovą, bet
labiau aš vakarį vis dėlto norėčiau matyti Muay Thai taisyklės, o Brižinskas, kad darytų kickboxą šou. Lemą, bet seniai tie iš prasisukimo. Tie prasisukimai tai yra. Moriso suktukai, tai žinok, nublemba. Tai blemba galėtų būti Texas Rangeris, jis ane? Travetas. Travetas jo, bet blemba tie prasisukimai, tai nedaug dievė, tu truputį užsimerks ir žiūri jau pareigai. Ne, labai staigiai iš oro. Tai lygiai taip pat ir dabar, žinai. Kokį smūgį tikslų čia pataikė, ištiesiai iš kulno, į kepenis, ta prasme... Ir distancija kokia buvo artima, žinai. Jo, nu tai... Aišku, jisai tokių trumpų galūnių, žinai, tas, nėra rankos kojos ilgos, gal, žinai, nėra pats aukščiausias, bet staigumas iš tokio atstumo prakišti po kepenim, tai čia, Labai tiksliai, labai staigiai, gražiai ir tikrai stipriai. Tai tikrai turėjo skaudėti, matėme, kad skaudėjo, bet tikrai turėjo skaudėti, blema. Tai jau jisai net ir neatsikėlė, tai jau taip ir kaip ir pakirto per tą šoną, žinai, ir gulėjo, jau ten atėjo tie sekundantai, žiūrėjo ar nelūžo tikriausiai, žinai, pragrojo, taip viskas vietai. Bet tą patį tikrai norėčiau irgi dar pamatyti, gal pirmą tą kovą tokia įtimiai ringė, tokį prieš pakankamai stiprų priešininką, prieš sprogstantį, tas jaudulys savo tikrai norėtųsi gal pamatyti, tose prilimpose dar yra. Tai va, jam galima duoti pirmą kovą prilimsose, pasižiūrėti, ar jisai dabar yra tokio lygio, bet aš jam palinkėčiau gal truputį salėje užsidaryti ir padirbti dar kokius metus ganėtinai jaunas, jisai yra jaunas kovotojas. Jaunas dirbti reikia ir tą patirtį tokį irgi rinkti, va, man patiko kaip tas, kur pirmą kovą turėjo, kur laukikus dalino, žinai, tai va, sustatyti kitoj kovoje jos kokius. Galėtų. Kažkuriam turnyrė, nebūtinai sekančiam, bet va, ir taip po truputį judėti priekį, žinai, nes... Čia tikriausiai per didelis kasnis, kurį galėjo Natą suvalgyti, žinai. Tai, žinai, čia buvo viskas arba nieko, jeigu jis būtų laimėjęs, tai jis daugiau būtų išlošęs negu pralošęs čia dabar. Pralašė, tai pralašė tiesiog, žinai. O jeigu būtų laimėjęs, jau būtų... Aišku, tai aišku, bet, kaip ir prognozavom, tai prognozija pasiteisino. Tai jam tai palinkėt galim tik tai, kad tai toliau sportuotų, testų, eitų tuo pačiu keliu ir matyti, žinai, dar jis yra jaunas ir tik tai dar labiau tikriausiai tas užsivedimo dadės šitas pralaimėjimas, žinai. Gerai, ką, rytis, mūsų rytis. Visą Žalgirio ultra susikvietęs. Velnius, kaip sakė. Prieš Robertą Gūnę. Kova buvo 3 raundai, tokia sunkiai, sakyčiau. Sunkiai, blankiai, pirmas raundas buvo aktyvus, o toliau toksai išgyvenimo, žinai. Tokie būdu, atrodo, kitą kartą net, tai kaip čia tave reikia paimti, tokie dar, nežinau, man tokia... Sunkiausia sulėtinta filmo, kol kas, netgi sakyčiau, renginė tikriausiai tokia, neskaitant gal pirmos kovos, tokia slabniausia. Bet sakė Rytis, kad jam kas ten buvo problemų. Jo, lygtais visas... Ausų bugnelis sprogęs, jam buvo? Ausų bugnelis lygtais sprogęs, jeigu gerai atrodo, taip, sakė. Tai alaus geras, kaip tu ten atsiminsi, žinai. Bet jam buvo kažkokių problemų, su bugneliu, su sveikata kažkokiu ir negalėjo ruoštis pilnų pajėgumų. Tai sakė, jeigu būtų pasiruošęs pilnai, tai visiškai kitokia kova būtų vykus. Bet pergalė pasiekta, darbas padarytas, žinai. Gūnė pademonstravo tvirtą charakterį ir stiprų smakrą, žinai. Tai irgi buvo, kur praleido. Tai jo, visiškai visai. Bet nepasakytum, kad karas kažkoks vyko ringe ir ten jie žiauriai įsidaužė, nes karas tai... Nebuvo, tokie, abudu sunkiai kovo, atrodo vienas kitam tokie nepatogus ir tos pačios gražios technikos kažkokios nepamatėme, žinai, tiesiog reikėjo atkovoti, padaryti tai, žinai, ir kažkam susirinkti pergalę, judėti, bandyti priekį ir įdėti pagrindinę dalį, gal po truputį. Matėm, Vaitkevičius labai išsikvietinėjo Dirkstį į kovą, labai nori su jo kovos, 2 kartus sakė, jaunime jie kovojo, ten 12 ir 15 metų, abu kartus Dirkstys laimėjo, dabar Rytis jaučia, kad jau
jau pribrendo metas tam didžiam revanšui, kaip tu manai? Nu jo, bet jisai dar, manau, kad dar nėra dirkščio kelnėse, žinai, nėra to. Nu, dar savo neišaugo, jisai nori, žinai, į XL iššokti, žinai, nu, ta prasme, jisai kovoja dirksti, žinai, kovoja pagrindiniai vakaro kovoja, žinai, nu, techniškumo prasme aš jo, gal sutinku, jo, jie gali kaltis, viskas gerai, bet aš populiarumo prasme, tai sakyčiau, kad gal turėtų rytis dar pasikelti truputį fanų bazę, žinai, kad, nu, kiek tau būtų įdomu pačiam, žinai, dabar va šiuo momentu pamatyti, jisai vienas kovoja prelimsose, kitas kovoja pagrindinėse vakaro kovose, žinai, žmogus, nu, tai tipologiškumo kaip ir nėra. Techniškumo prasme galima statyti, bet sakyčiau, kad rytis dar turėtų susirinkti, kas ir šį renginį, jis, manau, kad pasipildė, ypač kai Ultros pradėjo skanduoti ir dabar tikriausiai sekančiai kovojau visą Žalgirio sorsenį. Kai Halė bus visai jau įsiskiepijus tą skanduoti, ryti mūsų ryti, žinai, nu tai čia... Manau, irgi variantas. Man labai patiko, kaip Dirkstys pasakė, kad tam Ryčiui šita kova daug daugiau yra reikalinga negu jam, nes Dirkstys turi pasirinkimų, jis gali ką nori iškviesti, gali rinktis vardus ir visiems ta kova ir apsimoka ir gera būna, nu, kaip sakyti, gera, bet apsimoka kiek ir tikriausiai pagal fanų bazės, kiek ir renginio populiarumų ir visą kitą, kiek pritrauktų kova Dominikas prieš Rytį. Nežinau, ar tokia dydžio masto kova dar būtų, kai aš pritarsiu tau, kad Ryčiui dar gal reikia pasikelti tą bazę fanų, pasidaryti savo tokią populiarumą, žinai, susikelti kažkokį ir tada gal tas būtų didesnio tokio ažiotažo kova, gal, žinai, nes dabar Dirkščiui, kaip sakant, jis, kaip sako, yra iš ko rinktis, yra Norausko revanšas. Tas pats Jasiūnas dabar. Dar gal tas pats Jasiūnas bandyti kažką svorį, bet... Bet čia nėra realu tikriausiai. Realu tikriausiai labai sunku, nes Dominikui nusimesti iki 70 kažkelių kilogramų eiti tą 7 zoną yra be galo sunku, jis pats sakė, esu aukštas, man nusimesti iki 70 kažkelių yra jau sunku, ne tai, kad vien sunku, bet sako, aš nežinau, ar net ant kojų pastovėčiau nusimetęs tokį svorį, jeigu jo 90, jis atrodo lieknas ir dabar dar tu nusimes dar 12 kg, 15, nu daug, žinai. Tai va, čia sudėtingesnis jau gal klausimas. Jo, bet Ryčių nenusenė, žinai, ta prasme, eina link tų pagrindinių vakaro kovų ir dabar jisai tikrai nemanau, kad su Dominiku turėtų kovoti su kažkuo dar reikėtų dar tokio aukštesnio lygio. Jeigu gūnė aukštesnės lentynos kovotojų ir tada sukovojus su to aukštesnės lentynos kovotojų, tu pergalės atveju galėjau tada kažkokius išreikšti. Jau kažką jau rimčiau, nes dabar iš prilimsų šokti, galima sakyti, praeito renginio main eventą, bet main evento kovą šokti, tai yra, taip sakyčiau, stiprus šuolė, žinai. Bet jisai žmogus jaučia, kad gali, tai va tas, žinai. Tai svarbiausia, tai ir turi jausti, kad jaučia, kad gali, žinai. Turi būti tas pasitikėjimas, turi sportuoti, dirbti to ir kitaip nebus, nes jeigu tu netikėsi, tai kam tu kvieti tada, tai jis tiki, tai reiškia, viskas gerai, vis geram keliai, žinai, ir juda į priekį ir aš tikiu, kad išvysime mes šią kovą, tik tais gal ne dabar, gal ne kitam renginį, gal ir ne dar kitam renginį, bet tikiuosi išvysime. Tai ką, keliamės prie main evento. Man buvo pati geriausia vakaro kova, Vitas Karosas prieš Vakarį Didiką, tai čia... Tiek kraujo jau seniai matėme, tiek kraujo tokių efektingos pradžios, tai tokia pradžia, kur atrodo, kad jau Karosui kartosis Kalasiūno scenarijus, žinai, tipo klinžas, tokie pamėtymai, tos alkūnės aštrios iš viršaus, tokia nuteikia, taip žiūriu, galvoju, blemba, čia bus sunku, bet, raundą gale biškai atsigavo Karosas ir tada jau įsijungia gal pavara, žinai. Bet tai nepadus iš viso, ką žadėjo, tą ir padarė žmogus, kad sako, aš buvau vertinamas dėl savo dihalkės ir, šitą praeitą kovą įrodė, kad buvo tik nesusipratimas Vitui. Matai, pirmą raundą jis taip ir atrodė, kad biškai Vakaris užėjo taip stipriai ir pasimetė gal, žinai, kažkiek tais, bet antrojo raundo daly jau pabaigoje, gal paskutinė ta
minutę jau pradėjo jis suprasti, ką Vakaris, kaip nori žaisti ir ką daryti ir neįsivėlė į tą žaidimą. Atrodo, po to pradėjo primėzinėti biški savo, taip jau mėtėsi tarp tų savo ir jo žaidimo, bet nepasigavo į tą grinai eiti, kad į jo klinčą, žinai, nuolatos, kad ir pagaudavo, bet vis tiek bandydavo pats išsisukti kažką, žinai, kitaip daryti, o ne kovoti jo žaidime, kur tikriausiai būtų į tada nualinę labiau. Nu jo, bet Vakaris, tai aš tik tai galiu pasakyti, senė, nesustok ir eik to keliu, kuriuo eini, nes, žiūrint į tai, tau galimybės, tai unlimited, žinai. Atrodo... Blemba tos alkūnės per pakaušį, muitai, žinai. Tai pasiėmimas į klinčą, viskas. Ir ta kojytė visą laiką pagazina, pabando įkišti, pasiema. Aš tik tais, ko gal pritrūko, man atrodo, kad Vakaris biškai išsikvėpė, žinai, antram, trečiam raundė jau biškai išsikvėpė, aišku, gal tas ir praskilimas galvos biškai išmušė iš vėžių, bet pats tas, kad kūrybos, atrodo, pritrūko jam gale, žinai, per vieną kombinaciją, vienu to pačiu veiksmu, atrodo, visą kovą, žinai, bandė, jeigu aišku tai veikia, tai kam tai keisti, bet atrodo, kad gale tos kūrybos ir pritrūko, nes ko Karosas ir išsiskyrė, kad jis pradėjo kurti tas atakas ir kaitalioti tas biškiai atakas kitaip, žinai, ir tas pridėjo jam įvairią pusiškumų ir tų smūgių gal daugiau todėl pavyko gale prakišti, žinai. Tai gal nustebęs buvo kažkiek didika, kad per pirmą raundą po tokių smūgių, žinai, kai tu jauti, kad tau praeina alkūnė tiesiai į pakaušį ir nekrenta žmogus, gal kažkiek, žinai, nustebęs ir plus tikriausiai tikėjosi gal, kad išsikvėps greičiau po to, kas spaudimo ir pamatė, kad antram, trečiam raundė, žinai, Vitas visiškai taip pat dirba, kaip dirbo, žinai, ir gal kažkiek tiek nustebino, žinai, ir pasimetė gal kažkiek Vakaris, bet šiaip man šitos kovos, tai tokia laimėtoja aiškaus, tai aš negalėčiau skirti, kad Vitas buvo, žinai, kad jisai kažkiek dominavo, nes teisėjų sprendimų po žiauraus didelio karo ir aišku, ten to kraujo buvo. Aš sakyčiau, kad pirmas raundas, tai viskas, aišku, didikos buvo, antras, jis labai apylygėje, taip. Gal Karoso tar buvo, biškiai tokia maža persvara, bet buvo gal Karoso, trečias raundas, tai, Vitas labiau jau, jis jau trečias jau buvo, tikrai. Bet Vakaris, sakau, įrodė žmogus, kad gali stovėti su bet ko, kaip lygu su lygu ir jam, jisai iš prelimsų atėjo, iš prelimsų iš viso, man atrodo, iš mokyklos, baigė mokslus. Iš mokyklos po pamokų. Baigsiu mokslus ir visus įveiksiu, žinai, tai jo, čia toksai pažadas buvo. Sako, mokytoja, liksi po pamokų, mokytoja, man šiandien kova. Mokytoja, nori laukiko, ar tu mane išleidi, mokytoja? Ne. Su moksleivio pažymėjimu į autobusą, už pusę kainos, į Kauną, į trolejbusą, į halę, viso. Su Aizeku į bokštą alaus po kovos su nalaidyte. Bet šitą kovą, tai sakau, vakaro galėjo būti ir aukščiau statoma, žinai, bet tikrai po prelimsų jau taip įvažiuoti pagrindinės vakaro kovas su tokia kova, tai čia yra... Kaip, žinai, kai jau žinai, kaip jinai atrodė ir kaip buvo, tai gal ir gali statyti aukščiau, bet žiūrint į pavardės, tai, nelabai gali dar, žinai, bet jisai įrodė, žmogus įrodė dabar, kad jisai gali stoti su bet kuo, su to pačiu Pultaražinsku, su to pačiu Karosu antrą kartą, su Rimkenzo, jam nėra visiškai skirtumo. Gali stoti ir Muitai dvikovai su Rimkenzo nežinau, Rimkenzo reikia svorį nusimesti dabar, žinai, toks biškiai. Tai aš manau, kad padarytų jis tą svorį, jam tai reikia grįžti iš to Tailando. Ne, seniai, 7, čia yra kilogramai. Dabar Rimkenzo sunkiai 7. Jeigu gal nebent sutartų kokią... Jisai didika aukštas, jisai galėtų auginti, aš nesakau, kad šitą būtent svorį dabar tinės kovos. Jam dabar auginti nereikia, jam reikia kovoti už savo šiam 7, jisai manau, kad irgi daug metė, žinai. Pasiimti tą patį Karosas buvo, aš manau, kad Karoso revanšas gali būti ateityje tikrai su naujoku, gali eiti Kalasiūnas, yra dar tam svorį, kurie gali tikrai parodyti gražias kovas, o po to žiūrėti, po to gal ir tas pats, kaip tu sakai, Rimkenzo, gal Rimkenzo grįž, vėl šausi formą, čia nusimesdavo iki 7-5, aš nemanau, kad taip toli buvo iki 7-3, 7-1, kas jau didikai, 7-1 ar 7
kažkas tokio gali būti, vai. Nu, tai sakau, augin, jeigu didiką prisiaugintų svorio, pasigautų kažkur per vidurį, 7-3, sakyčiau, 7-2, 7-1, nu, va, kažkas tokio. Kažką gal sutartų. Tai va, nebent tuo būdu, nes jei Rimkenzo mestis iki šiam 7, tai čia, nu... Bet žinai, Rimkenzo irgi klausimas. Būkim bėdim, bet teisingai jau nenumes, jisai gal tikriausiai iki tiek, kalbam apie Rimkenzo, bet kokiam taisyklėm... Aš didiko kickbokso taisyklėse, aš čia nenoriu, nėra man noro matyti, noriu Muay-Thai, o Rimkenzo Muay-Thai taisyklėmis. Tai jis dabar Tailandė pasiėmęs ten tą šeimą sukūręs, man rodos, mačiau mėtęs ten tą Tailandietę, jau turi vaikutį, aš kažkokį įsivaikinę. Jau vyrukas pilvuką užmetęs, viską, žiūri, kai vaikas tik augas. Na, nežinau. Aš tai manau, ruošiantis, jeigu šnekant apie Rimkenzo, ruošiantis dvikovai timi, žinai, turnyrę kažkaip turėtų varyti žmogus Lietuvą ruošti, žinai, ten taip matau, kad žmogui daug yra pagundų. Nu, yra, čia, žinai, čia tos ir pagundos, bet yra infekcija, ten infekcija. Ne, tai jam šitą dabar... Kiek žinau, rimta, ten yra infekcija, tai čia ne viena, jeigu jau žinojo, kad infekcija bus, tai, žinai, nebuvo ko ir mestis, tiesiog atsileidęs vadelė, žinai. Tai jeigu, žinai, koja ten rodo, kaip jauna ir įtraukia iš kojos kažkokius ten, žinai, kirminus ar ten kažką, tai... Palinkėti sveikti tik tai su ta koja ir sugrįžti, žinai. Prapjovė koją, ištraukė kažkokį, matei video, kas kaspinuoti ištraukia, tai dabar be kaspinuočio, tai iš viso seniai, kaip jam sukusti, nėra gyvūnėlio vidu, žinai. Ką, judam toliau tada? Tai ką, Vitui dar tik tai truputį išreiškiam pagarbą, nes apie didiką čia taip pašnekėjom daugiau, bet ką Vitas tai parodė, kad žmogus... Parodė charakterį, kad po grįžo. Po tokių alkūnių, po tokių visko, kaip sakė, ten turėjo ir asmeninių problemų, visokių visko buvo, tai kad charakterį parodė, atvarė, sukovojo, parodė, iš ko dreptas yra. Ja. Ir tikrą karą pragyveno ir jisai Muay-Thai kovą puikiai sukovojo ir dabar jam galim palinkėti, kad nepamištų šaiką, neiškit ir sukovokit su jo kickbokso taisyklėm, kas yra, žinai. Bet kokius tikslus išreiškė, tai aš tikiu, kad jis grįš atgal į Tailandą, save nuves į Muay-Thai tam kely dar toliau, grįš į Lietuvą ir pasiims tą revanšą gal prieš Kalasiūną, nes Kalasiūnas irgi mačiau Tailandė dabar ten, kažką juda, kažką krūta, gal ir taip, bet Karosu gal kažką vėl, žinai, seniai Muay-Thai kova, tai jisai žmogus išreiškia puikiai, išreiškia tikrai, kad nori ne vieną kartą kickbokso kovo, žinai, tai kodėl jam nesuorganizuoti tokio kovo, kas čia yra per pamižimai, žinai. Tai jeigu su taim kovoja Muay-Thai, tai tu sukovok su jo kickbokso, žinai, tada taisyklėm taip darom, žinai. Nes praeitą kovą su Kalasiūnu pagal Muay-Thai taisyklės. Pagal Muay-Thai taisyklės. Tai dabar galėtų pagal kickboksą ir tada galėtų vieną raundą Muay-Thai, vieną kickboksą, vieną imtynės. Čia kaip kazinkė, ne? Juoda raudona. Ir atlyginimas dvigubas. Gerai, ką keliamės prie Eddie Ruiz ir Dominikas Dirkstys. Tai Edis pirmą kartą Lietuvoje tikriausiai, ne? Sakytum. Jo, ir tokį palaikymą. Ir tokį palaikymą gavo, kaip atrodo, kad kovotų namuose. Taip. Aš nežinau, blemba, kaip ir smagu, kad tos ultros ten tipo skandavo kažkokią užvedinėjo tą, kaip sakyti, atmosferą, žinai, sudarinė. Bet tos skanduotės ten necenzūrinės, kai kurios, blemba, žinai, tipo... Biški gal kažkiek numušė to, žinai, ne tai, kad vaibo, bet, blemba, gal per daug. Užkūrė, viskas gerai, bet ten tie tokie, žinai, karočią piderastų, žinai, kai išvadini prie 5000 žmonių, tai už 5000 žmonių piderastų, žinai, vadini žmogų ir yra tarp tų 5000 ir jaunesnė amžiaus, žinai, gal tokių, kur žinai. Ne vien dėl tų vaikų tiesiog, žinai. Tu su vaiko ateisi, va, šitą žodį įsimink prie mamos nesakyk, bet draugelį jau galėsi kieme, žinai, pasakyti, bet jeigu tu ateini su žmona ir vaikas, tai tau žmona jau, žinai, grįš namo, tipo, tai kaip mes čia, žinai, vaiką nusivedėm ir turėsi klausyti pusės valandos, koks čia, žinai, turnyras yra, daugiau neįsim, žinai. Neskanduotis, jei išmokstai tos žodžius. Tai, tipo, bet galim taip, žinai, išvartyti. Bet viskas gerai. Esmė yra, kad tiesiog, kad, ką žinau, lietuvis kovoja prieš užsienietį, užmetinėti tokius, tipo,
patiko tas skanduotės ryčiui, kad tipo, va, maladės ten, žinai, kažką. Tai nesakau, kad ten turėjo drąsinti dirsti, bet gal be tos vadinė cenzūrinių, tu žinai, kažkokį kitokį, kažką kalbėjo, va, rėkia ten tą džiunglių klaunus ar kažką, tipo, tai dar tokio lygio, tipo, dar tokio suprantu, bet ten jau, kaip tu sakai, piderasas ar kažką, tipo, biški. Jo, biški tu mačiau. Nu, tai aišku, žinai, jau taip vieną paskandavo, žinai, antrą paskandavo, galvoja, davai šitas, dar pasižiūrė, visi ploja, visi žvengia, tipo... Šiaip jie dadėjo, bet šiaip dar apie tas ultras, tai dadėjo, šaiką atliekia, tai ir kuo daugiau tokių turėtų atliekti. Tokių kaip ultrų, tai jie... Skanduotės pakoreguoti, bet šiaip tai faina atmosfera sukuria ir įdomu, žinai, nieko tikriausiai koviniam renginį jokiam Lietuvoje nėra buvę tikrai. Nematė, negirdėjo. Užsienį net aš negirdėjęs, nežinau, ten, gerai ten gal kokia UFC, gal kažkas girdėsi, ten, žinai, kai būna tie Teksase kažkur, žinai, ar kažkas gal tokio. Bet šiaip realiai tai... Kad suskanduotėm taip įeitų ir realiai buvo, žinai, taip užsimerk ir tą halę, žinai, halės sienos ir tos skanduotės ir, žinai, gali toksai net pasijausti kaip senoji haliai, kai Žalgiris lošia, žinai, tos skanduotės, kur užkuria visą atmosferą, žinai. Apskritai, žinai, aš toks renginys, tokiai va būtent arenui ir turi vykti. Gal vietoje ir galėtų būti daugiau, žinai, bet man labai patinka, kad viskas arti, vienas kito arti, ten, žinai, vieta, kad tu ir sėdi tribūnoje, tu pakankamai gerai matai tas kovas, nėra iš toli, žinai, kokie ten, nežinau, ten Zymense gal ar ten Žalgiry ar kažkur kitur, žinai, tu atrodo, kad gal kitą kartą nusipirki tą gerą bilietą, bet iš toli vis tiek atrodo stebi tas kovas, o čia taip viskas atrodo arti, ta energija gera, žinai, viskas. Bet aš kaip ir sakiau, žinai, tai realiai po krepšinio tai antras renginys toksai, kad šito prasme, kad taip žmonės rėktų, palaikytų, pametę galvą. Ten nebent, koks, gali ten, žinai, laikyti, ten būna Žalgirio, ledo rytalys, ten, žinai. Nebūna. Rinkti, kaip vyko pasaulio čempas, tai dar paskanduodavo ten, bet kad va tokia, va taip, kad visi, va tai va kiltų nuo kėdžių, kad net yra prieki, žinai, gale visi, tai... Ne, tikriausiai nelabai. Atsistoja, palaikytų, rėktų, pametę galvas, tai sakau, tik tai būna per krepšinį, Žalgiris rytas, ten Wolfs rytas ar kažkas, žinai. Ir, realiai sakau, antroji vietai dabar, ta prasme žiūrint, žinai. Tai va, Dominikas Dirkstys prieš Edį Ruizas, tai ką, Dirkstys įvykdė savo planą, kaip didžiąją laiko dalį kontroliavo kovą trečiam raunde, gal šiek tiek paleido. Matėm, ką treniravosi, bandė treniruotis skrajojantį kelią. Net iškrito iš ringo, sakė, dirbęs per žemės. Pasirašyme, matėm, iškritis buvo iš ringo, kiek kurioziška situacija, bet pats pabandė prakišti tą kelią, ką treniravosi, bandė prakišti tą kelią ir kovojo. Tai nelabai gal pavyko, bet visą kovą, kaip sakant, po kovos pas Edį matėm, antakiai gumbais buvo nusėdi. Tai tikrai praleido stiprių Dirkščio smūgių. Bet tai nepatogus, matėsi, kad Edis nepatogus buvo tiesiog Dominikui, žinai, ir negalėjo užbaigti kovos. Edis matosi, turi patirties, jis protingai bandė kovoti, žinai, nesivėlė per daug į Dominiko žaidimą, kažkiek pasilenkdavo, atsitraukdavo, išvengdavo kai kurių tų smūgių. Pats žaidė visą laiką antrą numerį, neėjo į tą pirmą, gal labiau jau gale raundą, kai jau matė, kad čia tikriausiai jau nieko, Dominikas, kaip sakant, jau biški gal ir išsikvėpęs, tos nepadarys, žinai, tos tokios žalos, kad gal jį pasodintų, žinai, stipriai, jau pabandė ten eiti tada, bet šiaip tai toks velkantis koja buvo, žinai, toks jau matosi, jeigu tai paimtų, tai pagautų, tai gal ir galėtų pasodinti, bet toks... Lietai trūko to išjudėjimo jam, žinai. Tai, bet su patirtim kova tikrai, aš iš tikrųjų galvau, kad Dominikas lengviau susitvarkys, atrodo, gal užtikrintai laimėjo raundus, bet tokio, kad visiškai ten, kaip sakyti, dominuotų muštų, tai tokio nebuvo. Blemba, nepatogus, matyt, kaip ir sakai, tą patirties prikaupęs, net 100 virš kovų pasėdė, žinai, ir
realiai su tą patirtim ir iš visus tos 3 raundus ir praėjo, žinai, nes spaudė Dominikas, bet tai šiaip žiūrint taip pačią kovą, tai prieš Narauską gal geriau buvo pasiruošęs, matyt, žinai, Dominikas, nes man trūko iš jo to staigumo, aštrumo, žinai, atrodo, kad staigiau smūgavo, žinai, prieš Narauską kovoj, žinai, o dabar toksai realiai truputį kažkoks prilėtintas buvo, žinai, bet kokias problemos, žinai. Kitas kovotojas, kitoks, kaip jis sakytų, kitoks žaidimų planas, žinai. Nu jo, jisai žinom, kad mėgsta prisitaikyti pagal kovotoją, nuskaityti ir laimėti prieš jį. Matė, kad Edis nelabai kur skuba, žinai, vieną koją taip ateina, tai ko jam draskytis savo energiją naudoti taip stipriai. Tai lengvai. Kažkaip taip žaidė pirmam raunde, pabandė prakišti to savo skrojuojančius kelius kažką ir po to savo ramiai. Kaip jam prakirto tą antakį, pastebėjai, ar ne? Alkūnė, jie. Ta alkūnė įkišo, Kažkaip aš galvojau, kad su galva, kiek žinai, kaip klinčia apsikeisdamas ir Edis su galva kažkiek kabinami. Su alkūnė praleido, tai kam, kaip Pasdirsys sakė, that's the game, žinai, tu išeidamas iš mūtai karą tikriausiai negali tikėtis, kad išeisi be nubrozinimų, be nieko čia, žinai, turi būti visiškai skirtingo lygio kovotojai, kad jau taip išeitum. Tai ką, padarytas darbas, įdomu tik tai dabar, kas galėtų būti Dominikui. Tai matai, išsikvietė Stebuliauskai, tai labai įdomu, kokiom taisyklėm gal Stebuliauskas nori, čia buvo tokių gandų, kad nori gal visai ir K1 taisyklėmis sukovoti, tai kaip ir svorį padaryti, jie galėtų tikrai sutarti, nes va, čia tai būtų irgi... Stebuliauskas tikriausiai irgi vaikšto apie 90 kg, tikriausiai šiaip kažkur, tikriausiai 8-8 gal kažkas tokio. Tai tiesa, 8-5, 8-2 susitikti mažiau Stebuliauskui mesti, mažiau... Bet įsivaizduoji Stebuliauskas prieš Dirkstį Kaune. Blemba būtų irgi stipri kova. Būtų įsivedimas, koksai būtų realiai kaip prieš Narauską. Taip, būtų kova, blemba. Iš tikrųjų visai norėčiau pamatyti. MMA taisyklėmis tai ne, matome, kad Stebuliauskas ant žemės, uždominuotų tikriausiai, bet stovėsinai įdomu būtų pamatyti tikrai. Bet kiek, žinai, matui stovėsinai su Dominiku, kiek būtų jam, žinai. Blemba, aš manau, kad įdomu būtų tikrai. Abudu turintys jėgos kovotojai. Bet tai kodėl jam kodėl jisai, žinai, žmogus ant žemės taip dirbantis, puikiai dirbantis ir dabar įrodęs, kad moka ant žemės dirbti žmogus, žinai, padarė tą smaugimo veiksmą, žinai, kur neįlinis žmogus padaro ir dabar eiti jam kovoti pagal Dominiko taisyklę, kam, žinai, dėl ko? Galėtų kaip One organizacija padarė. Kad parodyti, kad yra visapusiškas kovotojas ir gali kovoti tiek MMA taisyklėmis, Gerai, seniai, kiek įmanoma būtų padaryti, kaip ir One darė su Dimitris Johnsonas prieš tą... Prieš Rotangą vienas raundas tokiom taisyklėm, kitas tokiom, ar būtų įdomu toksai, žinai? Bleba, gal variantas... Pirmą raundą darai kickboksą, antrą raundą darai MMA, žinai, ir trečią raundą, jeigu nueisi trečią raundą, darai vėl kickboksą. Irgi variantas, tada iš karto turi kickboksas būti mažomis pirštinytėmis, visai jau kitaip. Taip. Jau kita jėga, čia variantas, čia labai įdomi būtų kova iš tikrųjų šitokia. Jau Dominikui, žinai, irgi pranašumas, pirmas raundas kickboksas, tada Matas, aišku, irgi stovės, žinai, irgi dirbantis kovotojas, ir iš senesnės karjeros vien tik tai būdavo stovėsena, žinai, kur kovodavo, tai bet tas mažos pirštinės, kaip ir sakai, tikrai duotų pranašumą. Mažas pirštinės pridėtų prieskonio, o tada jau... Įdomu, tai kokiu pirmų raundų norėtum, kad pradėtų jaučiu? Kickboksas, MMA kickboksas. Jeigu į trečią nueina raundą kova, tai tada įsiaiškinę ant stoikę, žinai, jau trečiam raundą visiškai, žinai. Tai va šita kova būtų, manau, kad tai kažkas naujo Lietuvos publikai, dar niekada nėra taip vykę. Dar Lietuvoje, man atrodo, ne. Lietuvoje nedarė. One Championship vyko. Kad jie padaro tokių kovų, ne vieną One Championship, bet jo. Nu tai tada, žinai, ten, aišku, super vardai susitiko abiejų sporto, kaip sakyt, atstovai, žinai, vienas čempionai, kitas Muay Thai. Bet šitą temą man patinka. Visai būčiau už tokią kovą, visai būtų įdomu pasižiūrėti.
iš tikrųjų man būtų įdomu pasižiūrėti ir vien tik stovėsinoj, bet ir jeigu taip padalinant raundus irgi būtų good. Toks truputį, žinai. Jo, būtų kažkas įdomiau, būtų įdomu. Prieskanę, žinai, tokia įmesti į tą, žinai, į kardą. Jo, nes tikrai gali padaryti. Nes dabar galim keltis galim keltis prieš Mato Stebuliausko, prieš Voldemortą, žinai, kovą, tai, įrodė, kad, žinai, vieną kartą žmogus neatvyko sukovoti ir parodė, dėl ko jis neatvyko sukovoti, nes kova tęsiasi kiek, Vėl Matas atvarė, vėl. Ja, bet šį kartą, praeitą kartą tai buvo maišas ir ten visa kita, taip. Ten gali visokius epitetus, šį kartą tikrai Artūras nėra maišas, jis yra geras kovotojas, aktyvus kovotojas, einantis tiesiog, nežinau, čia Matas tiesiog padarė savo planą, ką buvo sugalvojęs. Pirmas pagąsdinimas, nuėjimas į kojas, pagavo jį ant smaugimo, pagavo nugarą, pasiimti, rankos užkišti nepavyko, pakeitė, jau atrodė, kad atsilaisvins gal net ir tada gal pamatysime kažkokios stovėsinos veiksmų ir kažką. Tai ne, persivertė, padarė kitą ten metimą, vertaliotą, nežinau, tu gal daugiau žinai, kaip vadinasi tas visas smaugimo veiksmas, bet ten, 1-2 atrodo sutvarkė ir atrodo Artūras pasirodė, kaip žinai, kad atrodo, kad 5 metų sutvarkytų, žinai, bet žinome, kad Artūras tikrai nėra tas pats... Ai, tai dabar jau Artūras, Artūras atlekia sukovoti, tai jau nugalėtas. Ai, nugalėtas. Taip, žinai, apie amžinatelis jau gali ir pasakyti. Jau peržegnotas buvo. Tai jo, bet tai aš galvoju, kad Mato, žinai, labai dar ką pagalvojau, kad prieš Matą ruoštis labai yra sunku, žinai. Pavyzdžiui, tokiam kaip Artūras, žinai, jo komandai, jie kaip ir žiūri šitą profesionaliai, žinai, visas tas kovas, čia į tos Bellatorus ir taip toliau, žinai, bando prasimušti, tai bet kaip tu gali ruošti prieš Matas Stebuliauskis įjungio video ir ten 20, žinai. 20 kovo, žinai, tai kur tau. Ir realiai gal jisai labiau tikėjosi, kad ant stovėsenos bus, nes žiūrėjo tikriausiai praeito Ultimate turnyro. Ir matėsi tokie sustojo, kur... Dar baigti mintį ir matėsi praeito Ultimate turnyro, žinai, kad pamečiau senį mintį dabar visą. Kad darėjai pasakyti tikriausiai, kad praeitam turnyrė... Jo, ir dabar viskas ėjo į koją, žinai, ir tas smūgimo veiksmas, žinai. Tai ir matėsi, taip išėjo, atrodė, kad tas Artūras dar taip žiūri, kaip čia gal pradėti tą ataką, galvoja, ką daryti, kaip kas dar game planas dėliojasi tiesiog galvoje, žinai, o Matas tiesiog ranką pagazino ir į kojas, Kojas vertimas ir taip atrodo 1-2, atrodo viskas taip paprasta, bet čia tikriausiai tą pertrauką kol turėjo, kaip ir kiek žinom, tą užsiėmė tom imtynėmis, džiudžitsu viską ir, tai matosi vaisiai, dalyvaudavo varžybose, tai, kaip sakant, išlankstė, o Artūras tikrai nėra ant tiek jau jis jau, kad prastas kovotas, kad čia jį taip 1-2 pagavo už kakliuko, žinai, jau ten pagavo. Jo, bet jau atrodo, kad ir išsilaisvins. Jo, sakau, pagavo, bandė vienu veiksmu užbėgti, nes bandė kuprinę dėti ir užsmaugti, žinai, iš nugaro, žinai, paėmęs, bet nesigavo ir užsmaugė uždėjo, kaip ten tas kaklaraištis kažkoks, žinai, neatsimenu dabar jau. Perujietiškas kažkoks Tigranas sakė, kažkokį ten turi savo susigalvoję matyt, žinai. Tai va, tai ką, Matui sveikinimų ir įdomu, žinai, dabar, sakau, prieš ką jisai galėtų, žinai, nes MMA, kas galėtų būti MMA, žinai, jo keli. Aš tai labai norėčiau su Krilavičium norėčiau, žinai, bet gaila, kad skirtingos organizacijos, žinai, būtų žiauriai įdomu, žinai. Sunkiai gal išeitų suorganizuoti. Nes jam MMA kovų Lietuvoje, tai nežinau, tada vežti jam kokį užsienietį, kuris yra MMA kovotojas daugiau, žinai, nes ištraukia tokius kaip Eddie Ruiz, kur turi 100 pergalių, žinai, žmogus prasikovojęs. Artūras Leisans, tai aišku, jūs tai čia buvęs to Lietuvoje kovojęs, tai gal nėra tai, bet 100 kovoje, atsiprašau. Tai Artūras Leisans tai irgi kovojęs Lietuvoje, gal nėra toksai, žinai, atitolęs, bet galėtų tokį kaip Eddie, žinai, ištraukti tik tai, kad MMA kovotojas, žinai, iš Glori to paties atvežti, žinai, galėtų. Būtų įdomu pamatyti dabar prieš gal
dar pajėgesnį varžovą, nes, atrodė, kad Matas ir Leisans yra gal šiuo metu panašaus pajėgumo ar kažkas, bet matome, kad Matai tikriausiai reikia aukštesnio dar didesnio išbandymo. Jo, išbandymo dar didesnio. Labai džiugu, kad jie reikia to didesnio išbandymo, nes, čia vieną ten to pirmą net neskaitom, bet, žinai, čia susitvarkė ir atrodo lengvai. Tai reiškia, reikia dar įvairių pusiškesnio kovotojo, kuris, gali dar geriau skaityti gal tavo žaidimą, žinai, ką tu darysi ir kažkaip ar imtynėse dar stipresnio. Neįsivaizduoju. Čia jau matchmakerių darbas, bet... Oi, Pultaražinska, sakau, to... Pakutinska. Žinai, tai labai smagu, tai ką... Gal ir tas variantas su Dirkšiu visai įdomus. Aš, sakau, Lemba būtų įdomus, jeigu toksai gautųsi, sakau, išskaidyti randus pagal taisyklės, kuriuose jie jaučiasi geriausiai, žinai, tai aišku, kiek Dirkstys, žinai, dirba, kiek Dirkstys dirba imtynėse, žinai, neaišku. Tai čia... Daug klaustukų, žinai, daugiau klaustukų negu atsakymų po šio turnyro, nes visi kvietėsi savo priešininkus ir kai kurios kovos atrodo visai įdomu būtų pamatyti, kitos atrodo, kad gal dar per anksti, žinai. Tai gali, žinai, čia dabar nebūtina daryti jų kovą, žinai, sekančiam turnyrą, gali ją palisėti, nes yra, žinai, labai daug. Yra kam ir be jų kovoti. Labai daug matėme, žinai, ir kas yra labai smagu, kad, ta prasme, šneki su tais jaunais kovotojais, ir žiauriai tau pačiam įdomu, ta prasme, su tais Artūrai, žinai, su Levicki, žinai, ten su Vakaris, žinai, Naujokas, Kalasiūnas, žinai, tokie vardai, kurie augantis realiai yra, žinai, augantis, bet jau jie, aš kaip fanas, kad, noriu aš jų kovas matyti, žinai, noriu kovas ir aš ateisiu dėl jų pasižiūrėti tą timėjį kartą, nebūtinai man turi būti Dirkstys prieš Stebuliauską, žinai. Taip. Man čia yra, žinai, vienas žmogus, atsiminkime, kad Muay Thai laiko taurę, žinai, iškovojęs, tai realiai Muay Thai taurė dabar būtų sekančiam turnyre. Prie Muay Thai taurės reikėtų priderinti naujosius timėjai medalius. Timėjai medalis, bet tai Muay Thai taurė, seniai galim taip daryti tokį, kad atimti Muay Thai taurė, žinai, iš Naujoko, tai irgi, žinai, daryti ketvirtą, vėl gali daryti, žinai, tai žiauriai smagu, kad yra tų jaunimo. Aš tai visai sakyčiau, kad, žinai, norėčiau tą irgi pamatyti tą ketvirtuką kokį, žinai, kai buvo kažkada žadėtas tas prancūzas Karosas, ten Danila ir ten tas tailandietis. Danila tas pats grįžo į Lietuvą, dabar tai irgi dega norų sukovoti, prasidėti. Reikia jam prasikovot kokią, aišku, gal tokią pirmą kovą apšylamąją tokią pasidaryti. Žinai, ką tai jam duosi apšylamąją kovą, žinai, ką tai jam duosi kitokio. Gal žmogus po traumos yra, bet tai dabar Tailandė stovyklą prasivedęs, tai ką tai jam duosi. Neduosi tam, žinai, irgi neveši tokio, žinai, kaip Stebuliauskų buvo atvežę, žinai, kažkokią, Ne, tai duosi, su lietuviu kokį prasikovot. Aš norėčiau jį su lietuviu. Kažką su kažkuo, žinai, kodėl gali su to pačiu kokiu, nežinau, aišku, jie visi draugiškai sutarė, bet taip, žinai, su kokiu gal Kalasiūnu ar kažką, žinai. Bet aš pasakyčiau, kokia kova, jeigu jai nelemta įvykti, žinai, tai kovai Rimkenzo su Mato automatu, žinai, tai aš sakyčiau, kad Danila, jeigu tai kovai nelemta įvykti, tai čia buvo irgi tokių, žinai, tų kalbų, kad Danila prieš Matą, čia jau ne pirmą kartą girdžiu, kad galėtų, blemba, seniai. Tai galėtų, įdomu, kodėl ne? Tai aišku galėtų svorį nusimestų, gal sutartų šiam 9 ir viskas. Danila, žinai, kaip ir pats pristato, yra šito sporto veteranas, žinai, ir dabar tas Matas yra toksai irgi nėra, jaunas kovotojas, žinai, tai galėtų įsiaiškinti, žinai, būtų visai tikrai akiai patraukli kova. O ką? Dar grįžtant prie Mato Stebuliausko prieš Artūr Leisans, tai ką žinau, ar tu gal truputį daugiau tikėjome, žinai, iš Voldemorto. Gal aš truputį daugiau iš jo tikėjausi, kad jisai... Tiesiog čia, žinai, gali tikėtis, gali nesitikėti. Matas tiesiog įžengė ir turėjo savo planą, ką jis darys. Jis iš karto nuėjo į kojas, nuėjo imtynės ir viską. Ir gal dar kažkiek nespėjusi pabūsti iš to, kad įžengi į ringą, žinai, kad tu įžengi toks būni, bet dar toks, dar uostysi, žinai, galvoja ir čia taip iš karto, žinai, nespėjo gal sureaguoti, net pats Artūras, kas čia įvyko, žinai. Ir tiesiog taip
prigavo, bet nemanau, kad čia viskas taip atrodo, žinai, yra paprasta, kaip atrodo, nes... Nu, ja. Nes darai vieną smaugimą, beveik buvo jau išsilaisvinęs ir tipo jis perėjo greitai į kitą, tai tiesiog rodo, kaip greitai matas skaito situaciją, kaip greitai prisitaikė, persivertė, padarė kitą smaugimą, tai tiesiog parodė mato meistriškumą ir jam, kad reikia dar aukštesnio lygio tų priešininkų. Nu ką, gal keliamės į pagrindinę vakaro kovą, tai Martynas Jasiūnas prieš Mindaugą Narauską, nu tai laukta kova. Daug čia buvo visokių šnekų, žinai, daug visko buvo, žinai, medijoje, kad čia bus nokautų, bus ferverkų, bet realiai ferverkų kaip ir nebuvo, bet buvo techniškumo prasme, tai išpildė, ką ir buvo žadėję, kad techniška kova bus, žinai. Iš tikrųjų, abudu labai gražiai su kovo. Narauskas tikriausiai man parodė vieną gražiausių kovų irgi savo, kiek tekė stebėti, tai tikrai labai gerai atrodė, kad anksčiau dar pagalvodavai, kad blemba Mindė išsikvėpė ar ką, žinai, bet visus 3 raundus atrodo atidirbo visą tą aukščiausią pavarą, gal kiek 3 raundė jau tokie su didesnėm pertraukom tie užėjimai buvo, žinai, bet vis dėlto 3 raundas, ko tu norėtum, tu visą laiką užtaisęs, esi dešinę paruošę, žinai, visą laiką tokia, tai tu būtų keista, jeigu nepavargtum, žinai. Tas pats ir Martynas pavargo, žinai, kas irgi gal jam nebūdinga. Bet nesimatė per kovą, žinai, kad jis būtų pavargęs kažkoks nuovargis. Jau trečiam raundė jis, kaip atrodo, kad jau, kaip jis žinojo, kad jau 2 raundai jo, žinai, yra, tai jis tam 3 raundė jau gal pasirinko kiek taktiškai saugų žaidimą, žinai, nesivelti į tos, ne tai, kad prieš tai gal sakyčiau labai daug vėlėsi, bet nesivelti, daug mažiau veltis dar, žinai, tos apsikeitimus, tokius pajudėti taktiškai ir viskas, žinai. O kaip tau tas, kad skelbia nugalėtoją raundą? Kaip tau vertini? Gerai ar ne, kad skelbia? Nes jeigu tu kaip kovotojas išgirsti, kad 1 raundą laimėjo, viskas gerai, 2 raundą laimėjo ir tau 3 raundas, tai tu gali irgi vengti, žinai. Iš vienos pusės šito atveju, tipo, kaip ir taktiškai po 2 raundų, jeigu tu žinai, kad laimi, tu gali priimti taktišką sprendimą, kad gal mažiau čia lysti ir tas 3 minutės išgyventi, bet iš kitos pusės tai suteikia motivacijos priešininkų, kuriam pralaiminčiam, kad jam reikia daryti pajungimą, žinai, reikia jungti reikia spausti, jungti pavarą ir žmogus, kuris žino, kad laiminėjo 2 raundus, gali kažkiek biškį ir atsipalaiduoti, biškį primygti ir pasigauti tą, žinai, tai aš tai visai gal sakyčiau teigiamai vertinu, pasako, tu po 1 raundą tu žinai, kad tu pralašinėjai 1, tai reiškia, ką tau reikia daryti spausti, tu po 2 raundų, tarkim, žinai, kad lygis jau yra, žinai, ir kad va šitas raundas lemiamas yra, tu vėl, abiejų tada aktyvumas būna didesnis, žinai, arba kažką. Bet ar netima iš prieš kovą jau to, žinai, netima prieš kovos pabaigą, kad tu jau žinai kaip žiūrovas, kad kas laimėjo kovą, nes, dabar buvo... Bet tai duoda daug... Truputį seniai pasakysiu, kad, 1 raundą laimėjo Jasiūnas, 2 raundą laimėjo Jasiūnas ir tu jau 3 raundą žiūrėti, tai koks tau tada, jeigu nepajung, žinai, baigėsi raundas ir ten 10 sekundžių liko, aš jau mačiau visi namo, žinai, tai tipo, tu žinai, kad viskas gavo, žinai. Iš tos, kad paskelbimo pergalės, tai taip, aš galiu ten, žinai, tau pritarti, kad va jau ten, žinai, ta dalis yra gal jau neįdomi, žinai, bet... kad pačiam ringe, kad tas veiksmas didesnis būtų, tai yra naudinga, žinai, nes jis iškart pradeda kovotojas, jis mato, kad jis pralašinėja, tikrai nori nugalėti ringe. Bet jeigu tu nematai, kad tu nežinai, kad tu pralašinėjai, tai ką tave taip, ką stabdys? Tipo, kaip tu blogiau kovosi, kaip tu? Aš nemanau, kad tu blogiau kovosi, bet jeigu tavo buvo, tavo 2 raundai buvo, tarkim, nesvarbu, ten laiminėjai ir nelaiminėjai, bet buvo apylygiai, žinai, ir tu 3 galvoji, kad tu gal laiminėjai, 3 ir tu taip irgi saugiai žaisti, jie gali abudu galvoti, kad laiminėjai ir abudu saugiai žaisti. Bet tikriausiai, kad saugiai nebus per kovą, čia, nei vienas, nei kitas saugiai nebus. Kodėl? Taktiškai pasirenka kovotojai būna ir aš manau, kad toks pasakymas... Parašykite komentarus, kaip galvojat,
ar šitas paskelbimas prieš kovą, ar jūs už, ar kas jūs... raundą, Jo, kas raundą, kas laimėjo raundą, ar jūs už, ar jūs prieš. Taip, pasakykit, labai įdomu, žinai, ir kitą galėsim aptarpti, ką žiūrovai, žinai. Nes man toks atrodo, kad tokia įpila, žinai, papildoma žybalo. Kaip tik užgesina, aš tai galvoju, kaip tik nesakau, tu žinai, galvoju, Mindaugas tipo 2 raundus, žino, kad tai Mindaugo žiūrint tai. Ir jis galvoja, blemba, dabar jau čia... Tu žiūri tik Mindaugo, bet tu nežiūri žiūrovų ir nežiūri Jasiūno, tu žiūrėk tada žiūrovų ir Jasiūną, nes žiūrovui tampa neįdomu tiesiog. Jeigu nėra nokautų ir yra techniška kova, tai tau tampa neįdomu tiesiog likus. O Jasiūnui irgi neįdomu tampa tada? Tai Jasiūnui jisai gali taupytis, neįdomu, bet jisai tada gali taupytis ir kaip jisai tokio meistriškumo kovotojas, jisai gali vengti tų apsikeitimų ir tiesiog, kaip ir matei, typino ir laikė atstumą, žinai, prie rinko. Bet jis dirba 2 raundus ir taip jos laimėjo. Sakau, parašy žmonės įdomu. Ne 3 raundą tipinimus, 3 raundą jis savo to žaidimu, jis tiesiog raundą atidavė, žinai, pralošė. Bet Mindė tą gal didesnį ir motivaciją suteikė jam, kad jis tą 3 raundą jis vis dar vaikščia, nevaikščia, bet paskui sekioja ir iki paskutinės sekundės bandė iškišti tą savo dešinę ir pasiūsti bent į knockdowną. Tai ką jis darė ir pirmą ir antrą raundą. Kaip įtimėjai, kaip suprantu, jį yra priėmę, kaip ir Vonė, kad kovai nesvarbu, jeigu būtų laiminėję Jasiūnas 2 raundus, ne? Bet jeigu knockdowną bent vieną pasiunčia pralaiminėtas kovotojas, tada jis gauna pergalę. Ne, nėra, jeigu nėra, tu jeigu taip lygini su Dirksu... Nes Vonė taip yra. Ne, tu jeigu lygini su Dominiku ir su Narausku tą kovą, tai ne, bet aš kalbu, kad gal Vonė taip yra, kad jeigu bent vienas būna knockdownas ir nesvarbu po to, koks būna, kuris aktyvesnis kovotojas, laimi tas, kuris pasiuntė į knockdowną. Ne, čia teisėjų sprendimo raundais jie skirstosi, tai tikrai nemanau, tikrai nesu girdėjęs, nemanau. Nes gal tiesiog raundų, žinai, tai po 10-9 ir po to duoda 10-7 ir kažkas, žinai, tą vieną tašką padaro. Nu, tai čia detalės, kurias reikėtų... Net ir žinai, žiūrint, ta prasme, tas, žinai, Martynas Jasiūnas, žinai, tokį raundą paskelbimą. Tavo pointas irgi, aš suprantu. Užkirti kelią, netgi duoti ekstra raundą, žinai, jeigu tu 3, tarkim, pasiūstum į knockdowną, tu užkirti kelią net ekstra raundą duoti, nes 2 laimėjai, 3 tu laimėjai, viskas, kova jis yra išspręsta. Aš tavo pointą suprantu, žinai, bet aš žiūriu iš tos pusės, kad tam ringė gal daugiau tokios, palieka, žinai, daugiau motivacijos tam besivyjančiam kovotojui, žinai, iš tos pusės. Dėl žiūrovų, dėl tipo, tavo gal teisybės irgi yra, žinai. Čia nemanau, kad mes neteisūs abudu, žinai. Bet tau nepritrūko dar 1 ar 2, žinai, raundelį. Sakai, 5 raundų juo, ne? Norėtųsi tau. Blemba, toksai atrodo būtų, žinai, gal čia nėra... Kai žinai, Ufaca daro dėl diržo tas 5 raundus tokiu tempu abiems atvaryti, tai būtų sunku, nes pirmus 2 raundus Mindė tikrai jau ten labai aktyviai bandė spausti ir Jasiūnas, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrės kovą, labai daug poringą visą išjudėjo, jis keitė pusės keitė, nueina pats į kampą, leidžia kažkiek Mindė, tipo, padirbti kažką ten per pilvą, atsitraukia, išvengia smūgių, nueina į klinšą, nusimeta Mindaugai, žinai, tokia. Tai toks... 5 raundus, tai 4, tarkim, kad ir pasiliktų tą 5, jau, žinai, biškiai, jeigu žinotų, kad kažkuris laimi, kaip tu, žinai, jeigu skelbė, pasiliktų, bet tuos 4 taip pat judėti tos pačius raundus su tokiu pačiu intensyvumu, abudu būtų buvo sunkiai ir aš manau, kad gale matytume kokį paskutinį raundą, jau matytume iš vis tokius, žinai, kaip būna gerai išsidauži ir tokie, kur... Tai tada seniai, tai tada apie ką mes geriau tokie 3 raundus tokie aktyvus, kokie buvo dabar. Tai jeigu jie tokie profesionalai yra, ne, kaip mes čia sakom, tai jie UFC kovoja 5 raundus titulinės vakaro kovos ir būna pavargę, bet nebūna jau tokie, kaip tu sakai, kad bet jie tai kitoks būna planas, tai pirmas planas, tai tu pasidėliotum ir čia planą. Tai vaikšto. Aš ką ir sakau, tu pasidėliotum ir čia planą, kitai, bet žiūrovo akį, viską daroma yra renginiai dėl žiūrovo, ne? Tai žiūrovo akį žiūrint, tai ar, pritrūko, gal tu kartais pritrūksta tų ekstra tokių minučių, žinai. Nežinau, man tai žinai, jeigu 3 raundai čia nėra nei title fight, nei kas. Tai aš sakau, kad čia nėra titulinė kova, čia yra pagrindinė vakaro kova. Tipo, kad tos 5 raundus duoti, 3 raundai, viskas čia, aš manau, gerai buvo, žinai, tipo, gali daugiau, tipo, visą laiką, geros kovos, tai tu, žinai, pasižiūri Vito Karos ir vakarą Didikos kovą, tokią kovą gauni ir tu galvoji, kaip dar norėčiau pamatyti dar 2 raundus, žinai, arba norėčiau vėl pamatyti jų
kovą ir norėčiau, kad jie vėl taip pat išsilūptų, žinai, arba po šitos Vakario ir Karoso kovos žiūrėti, kaip Dominikas prieš Edį kovoja ir irgi yra, atrodo, blemba, po tokios kovos dabar tu žiūri, kur kaip mažesnės pavaros ta kova, žinai, mažesnė, mažiau kraujo, ten vis, tipo, mažiau to tokio, atrodo, grinai daužimusi, kaip sakyti, žinai, ir tipo, tau tokį biškį numuša gal žemyn, žinai, bet... Vienas yra kovos, jo, Edi Ruiz, Dominikas Dirkstys, Karosas ir panašiai, jos yra vakaro kovos, ne, jos yra, bet yra pagrindinė vakaro kova, kurios žmonės ateina dažniausiai pažiūrėti ir apie ką viskas sukasi, pagrindinė vakaro kova. Ko tu čia reikia ant manęs? Nereikia, aš reikiu į mikrofoną, kad garsis įsirašytų, nes paskui komentuos vėl tas, žinai, kur komentuoja kiekvieną podcastą, kad tai blema garsas, mes tai nupirk tą mikrofoną, ir bus tas garsas, nelaiserinu. Tai Martynas Jasiūnas, žinai, prieš tą čia sakau, nėra pagrindinė vakaro kova, bet jeigu būtų dėl tai yra pagrindinė vakaro kova, bet jeigu būtų dėl kažkokio diržo ar titulo, tai, kartai, žinai, taip... Bet ir taurė buvo, netaurė buvo 7 įtimiai turnyras jau. Ja, ir nei vienos kovos nebuvo 5 raundų, žinai. Dar anksti šnekėti, bet aš sakau, ateityje, žinai, jeigu čia viskas taip eis, to gera linkme, kaip ir eina, žinai, ateityje, jeigu bus kažkas reitingai ir iš užsienio dajungs kovoti ir čia plėsis viskas į tą pusę, žinai, kad kažkoks bus reitingas dėl titulų ir dėl diržų, tai... Ne, tai kodėl tu nenori, žinai, kodėl tu... Aš nesakau, kad aš nenoriu, bet aš kalbu, kad jeigu tai prasidės diržai ir visa kita, tai tada tai tu privalės būti tie 5 raundai, žinai. Kažkaip išskirti, žinai, tai tik privalės, jeigu bus dėl diržų ar kažko, žinai. Nesakau, kad darytum Stebuliauskai, žinai, ar ten Dirkščiai ar Vitui žiūrint šitą kardą, žinai, darytum 5 raundus, bet sakau, pagrindinė, apie ko ateina pasižiūrėti ir vakarą jau čia yra vyšnė ant torto desertas, tai, būtų žmogui fainai, žinai, jau toksai ypačkai neįsiaiškina. Kad dėl diržo kažkokio, jeigu ten ateityje tai turi būti, taip. O juos žiūrint Mindaugą su Martynu, žinai, kad pro kovos daro atsispaudimus, žinai, tai matyt, kad dar... Bet gražus gesas, kovotojai padarė atsispaudimus, po to treneriukai padarė atsispaudimus. Treneriukai čia, kad padarė tokius vienas prieš kitą, žinai, tai dar... Tai žinai, čia lažybas gal kokios buvo. Gal ir lažybos, bet tai blemba tikrai geras gestas ir matosi, kad jokių ten pykčių nėra tarp klubų ir tik draugiškumai ir šilti jausmai, žinai. Tai. Manau, reikėjo tiesiog gal prasiaiškinti, kuris geresnis ir viskas, žinai, tie 3 raundai, o po to matysim, gal ateityje tikrai atsiras kokie diržai ir kažkas bus kitaip. Dar ateityje jos suves, žinai. Suvesnį. Tai tikrai, nėra, kaip pats Martynas sakė, ką būdų yra Lietuvoje topiniai tikriausiai, prieš kuriuos kiti būna, gal ir nenori kovoti, žinai, ir jiems vienas prieš kitą tikrai reikėjo sukovoti, o dabar, ką dabar jiems atvežti, žinai? Tu Martynui, tai ten, žinai, jis pats išreiškė nori su Pulturažinsku, su Rimkenzu sukovoti, kad Lietuvos mastu, kad nekiltų niekam klausimų, kaip čia ką. Bet kas toliau tada, žinai? Aš manau, kad iš užsienio tikriausiai vardas turėtų būti geras vardas, brangus vardas, turintis kovų vardas, turintis pergalių vardas ir manau, kad vienintelis jam dabar kelias eiti link su užsieniečių kovoti, žinai. Ar tu manai, kad prieš Martyną Jasiūną Rimkenzą ar Pulturažinskas turi kokių šansų? Ne, visiškai. Aš irgi galvoju, kad nemanau, nes jeigu Narauskas, žinai, aišku, tai čia nieko kaip ir labai super daug neįsiaiškino, jie, žinai, čia negalėtum sakyti. Tipo, kaip tu sakai, gal ir trūko tų 2 raundų, žinai, tai ta revanšinė kova, aš manau, kad tikrai bus, gal ne taip greitai, bet aš manau, kad ateityje bus, žinai, gal kaip tu sakai, gal jau bus koks diržas ir gal dėl 5 raundų ar kažką, žinai. Visai sutikčiau pažiūrėti, aš tikrai nesakyčiau, žinai, sutikčiau tikrai. Labai įdomu dabar, ką mums bus paruošę sekančiam turnyrą Timėjai, žinai, kad galioja kova, žinai, labai neaišku, žinai, kas galėtų. Ką norėtum? Aš norėčiau Naujoką, Kalasiūną, Vakarį Didiką pamatyti. Norėčiau, žinai, lietuvių Muay-Thai 4, kad darytų, žinai, kokį 8, būtų 4 lietuviai, 4 užsieniečiai. Ir tipo 4 lietuviai tarpusavį prasikala, kurie geriausiai išeina į finalą, žinai, prieš užsienietį. Blemba geras. Su kovo. Blemba kažkoks tokio. Būtų žiauruminis geras
geras tikrai būtų, žinai. Tokius daryti, žinai, įsiaiškinimus užsienis prieš Lietuvą, žinai, apgink tvirtovę Lietuvo, žinai, tada galėtum vežti ir skanduoti Lietuvo, žinai, tą patį, ten kur tailandietį gal galvoju, tą patį, aš, pavyzdžiui, vis pasigendu to prancūzo, kuris dalyvavo, man jis kaip kovotas tada patiko, abu sukovojo kartus, gražiai, vieną laimėjo, vieną pralošė, bet man patiko, kaip žinai, kaip kovotas, tai va, norėčiau, kad atvežtų jį vėl, žinai, padarytų, va, tailandietį, paimtų tą prancūzą, paimtų dar porą, žinai, užsieniečių, jie tarpusavį pasikaltų, žinai, čia lietuviai tarpusavį pasikaltų ir po to išėtų į finalą, žinai, tipo kažkas. Yra, kaip ir sakai, yra tų visokių yra variantų. Yra variantų, bet, pamatysime jau, šiaip ne taip ir... Nei greitai. Kiek čia beliko? Mėnesiukas? Pusantro, porą mėnesiukų, ne? Kažkas tokio. Iki sekundžio. Ir vėl švesim, vėl triumfuosim, vėl bus smagu, vėl rinksimės. Kovas, balandis, 2 atlyginimai ir turnyras. Taip, kad šaika, smagu, kad palaikom ir dabar yra tas momentas, kai žinai, jeigu palaiko dabar tas momentas, kad nestabdykit ir eikit ir žiūrėkit ir palaikykit tos kovotojus, nes matosi su jūsų palaikymu, kokios kovos yra dėliojamos ir kokios kovos vyksta, kokio meistriškumo ir kaip žmonėm. Ir dar, žinot, jeigu jūs palaikote tokius renginius ir kovotojus einat ir nepalaiko tam balų, tai, žinai, Žinai, seniai irgi. Tai va, galim užbaigti taip, kad paspauskite ant video, paspauskite laiką, paspauskite tą subscribe, pasidalinkite su kolektyvu, pasidalinkite namuose, pasidalinkite mokyklai, pasidalinkite darbe, kad vyksta toks dalykas ir tiesiog šiaip daug susilaukėme gerų komentarų, daug susilaukėme gerų žodžių per patį renginį, tai darysim, nestabdom ir pasidalinkite ir visą laiką galite užeiti į mūsų Contribui paskyrą ir ten kažkaip paremti, žinot, visą laiką tie geresni garsai ir ties geresnės šviesos apšvietimai ir ta technika neatsiranda iš niekur, taip kad su jūsų paremimu pagalba mes tik tai tobulėsime ir realiai jūs investuodami į mumis gausite geresnį kontentą, žinai, tai mes galėsime nuvaryti, žinai, ir kitur pavarinėti, paskraidyti, pasinuomoti studiją kitose miestuose. Viskas vaikšto, viskas. Jūs duodat, mes jums duodam. Kaip sakoma. Taip ir baigiam. Jūs mums duodat, mes jums duodam. Jo, egidai. Davai, ką, seniai, ačiū, smagu buvo.